Labą dieną visiems. Labą. Sveiki. Sveiki. Tada gal kokią minutėlę kitą luktelėm. Aš iškart minutėlę luktelėm, kadangi įrašas bus paskeltas tam pačiam mūsų kvietime, tai kas ir nes vasara, kas ir negalės dalyvauti, galės tą video pasižiūrėti mūsų puslapyje. Lygiai tie pat, kurie, kaip sakant, gal kažkokie norės pasižiūrėti esminį momentą, galės atsisukti video. Tai pirmiausiai pristatau šiandienos, reiškiasi, temą ir dalyvius. Pranešėjų turėsime du, turim svečią šiandien, Eglė Levinskienė iš LB projektai. Jinai pristatys teorinę šios temos dalį. Tai kalbėsime apie ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos įgyvendinimą. Aišku, jis atidėtas, kaip aš sakau, atidėjo dalį direktyvos įgyvendinimo iki naujų metų. Daugelis iš mūsų klientų, taip pat ir mes patys, sakykime, šitą klausimą pasidėjom į tolimesnę lentyną, bet kadangi seminaras jau buvo suplanuotas, tai pasidarysim ir seminarą, ir sistemoje turime tam tikrus pakeitimus realizavę. Na ir aišku, rudeniop vėl šitą temą, manau, grįž į aktualijas. Tai vienai per kitaip būsime pasiruošę. Tai pirmiausia, Eglė pristatys teorinę dalį, tai reiškia, nuo ką reikėtų pasidaryti, kokius namų darbus popierinius, pavadinkime, arba tos teorinius, o aš parodysiu praktinės dalis, reiškia, ką BSS sistemą reikia atlikti, taip pat parodysiu šiek tiek ataskaitų, kaip atrodo. Na ir galėsime dar padiskutuoti, kokiais pjūviais mes norėsim analizuoti duomenis, kad būtų naudinga ne tik prieš direktyvą, prisidengti, bet ir galbūt turėsim naudos ir įmonės valdyme ir darbų užmokesčio, reiškia, fondo valdyme. Eglė, jums žodis. Gerai, tai aš tuomet tada bendrinu skaidres, gerai? Tikriausiai. Aha, tikriausiai matosi, ne? Tikrai taip. Tai, kaip žinia, esu Eglė Levinskienė, atstovauju LB projektus buhalterinę apskaitos įmonę. Ir kaip jau Remigijus sakė, pakvietėme šiandien truputėlį pristatyti teorinę dalį. Tai tikiu, kad dauguma jūsų jau gal net esat pasigilinę ir labiau negu aš į visą šitą reikalą, bet trumpai pabandysiu apie tai pakalbėti. Tai nuo birželio 7 dienos jau įsigaliojo tai, kad visi darbdaviai, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, turi turėti darbo apmokėjimo sistemą. Ir ta darbo apmokėjimo sistema turi tokius reikalavimus, kad būtina yra suskirstyti pareigybės, sugrupuoti jas. Toliau prieisime prie kitos skaidrės, kurioje truputėlį pabandysiu paaiškinti, kaip mes tai darome, galbūt jums tai bus geras pavyzdys. Ir be abejo, tai yra konkreti atlygio politika, jinai turi būti formaliai įforminta, koks yra mokamas atlyginimas, kokie rėžiai, kokie darbo priedai yra mokami, jeigu jie yra mokami, jeigu atlyginimas yra indeksuojamas, tai vėlgi kokiu būdu ir viskas turi būti labai skaidru, kad darbuotojas galėtų su tuo susipažinti. Tai sistemos turinys turi būtinai apimti 6 elementus. Tai, kaip jau sakiau, pareigybių grupės, kurios eina pagal kvalifikaciją ir pagal objektyvius kriterijus. Taip pat viskas apie atlyginimo struktūrą ir mokėjimo tvarką, priedų ir premijų skirimo tvarka. Čia labai yra svarbu, nes labai daug yra įmonių, nežinau, kiek čia susirinkusių dabar kokio sektoriaus įmonių, bet pavyzdžiui, statybų įmonėse labai dažnas yra atvejis, kada direktorius kiekvieną mėnesį peržiūri atlyginimus ir sako, Joniukui tiek, Petriukui tiek ir savo nuožiūrą skiria tas premijas. Tai šita sistema tikrai turi panaikinti šitą tokią praktiką ir turi įsigalėti labai aiški priedų skirimo tvarka. Indeksavimo taisyklės, jeigu tokios taikomos organizacijoje, tarkim, kad kas metus yra keliama pagal infliacijos procentą, tai irgi turi būti aprašyta. Turi būti aiškios atlygio ribos, minimalios ir maksimalios kiekvienai grupiai. Ir taip pat yra tokie darbo užmokesčio didinimo kriterijai, tai yra tiems, kas turi 50+ darbuotojų.
tai jiems turi būti nustatyti, kokie yra tie darbo užmokesčio didinimo kriterijai. Tai dabar apie turbūt labiausiai aktuali tema, tai kaip nustatyti tas pareigybių grupės ir kaip jos tenais kvalifikuojamos visos. Tai aš įdėjau pavyzdį iš mūsų sistemos, jau mes pasirengėm tą sistemą, iki galo dar ten šlifuojam viską. Bet, pavyzdžiui, nes mes esame buhalterinių paslaugų įmonė, tai mes, tarkim, turime grupę apskaitininkai. Toliau yra kriterijai, kuriais vadovaujantis skiriami balai, kokie yra reikalingi tam apskaitininkui, tarkim. Na ir sudėjus visus tos balus, nes mes ten turim visą apsirašę, už ką koks balas, kaip ten kas vertinama, ir jeigu kam nors būtų įdomu, tai galėčiau pakonsultuoti, jeigu kas nors įmonėse susidurite su tuo, kad dar neturite savo tos apmokėjimo sistemos arba nežinote, kaip visą tai padaryti, tai mes galime truputėlį pagelbėti. Na ir tarkim, tam apskaitininkui yra nustatoma jo kategorija, kad jinai yra antra, nes jisai nėra jau toks labai svarbus, jo ten ta kvalifikacija nebūtinai turi būti aukštasis išsilavinimas. Tai jo yra ribos ant atlyginimo nustatytos nuo 1200 iki 1800 bruto. Ir dabar, tarkim, pasižiūrim buhalteris konsultantas, jo jau yra kriterijų balai visai kiti, jo kategorija gaunasi 5, tai yra jau aukščiausia įmonėje ir jau jo yra tarifinis atlyginimas nuo 3000 iki 4000 bruto. Čia yra pavyzdys, kaip bus skirstomos tos pareigybių grupės. Ir dabar tas darbuotojas, tarkim, kuris yra apskaitininkas, tai jisai galės paprašyti savo grupės, kiek gauna, visi toje grupėje gauna atlyginimo. Ir pačioj pabaigoje gal prieisime prie pavyzdžio, kaip gali nukentėti darbdavys, jeigu neturės tos darbo atlygio sistemos. Bet principai maždaug yra tokie. Ir dabar, ką Remigijus sakė, kad atidėta yra, tai iš tiesų ta sistema nėra atidėta, tą sistemą reiktų jau turėti šiandieną, tik tai teikimas sodrai yra atidėtas. Tai ir kartą per metus darbuotojas galės paprašyti, kokiai grupiai jisai priklauso ir koks vidutinis atlyginimas toj grupiai yra visų tos grupės darbuotojų. Ir netgi darbdaviai turi priminti, kad darbuotojas turi tokią teisę paprašyti. Ne tai, kad jisai čia sugalvojo, nesugalvojo, mesgi netgi turime jiems priminti, kad darbuotojas gali paprašyti tos informacijos. Tai vėlgi tie terminai, kad jau dabar įsigaliojo tie pakeitimai ir mes jau turim turėti tą atlygio sistemą, dabar vyksta pasirengimas visam duomenų teikimui. Ir nuo 27 sausio 1 dienos jau mes teiksime ataskaitą sodrai. Teiksime ataskaitą sodrai pamėnesiui, o vėliau jau sodra darys raportavimą ir žiūrės, kokie ar yra tie skirtumai, ypatingai tarp lyčių. Nes, pavyzdžiui, kaip ir rodžiau jums pas mane sudaryta grupė, tarkim, kad yra apskaitininkai, tai reiškia, neturi būti išskirta, kad apskaitininkai vyrai gauna vienokį atlyginimą, o apskaitininkės moteris gauna kitokį atlyginimą. Tai aišku, mūsų sektoriuje tai ten labai retai kada pasitaiko, kad būtų tie skirtumai, bet manau, kad kitose profesijose, ypač IT sistemoje, tai turėtų būti gan dažnas įvykis, kada skiriasi. Tai sistema turėtų apimti tai, kad neturėtų būti dėl lyčių išskiriamas atlyginimo dydis. Dabar dėl samdymo darbuotojų dar norėčiau priminti, tai samdant darbuotoją bus draudžiama klausti apie tai, kokį jisai dabar gavo atlyginimą, gauna arba gavo, išlieka pareiga darbo skelbimuose nurodyti siūlomą atlyginimą, negalima daryti darbo skelbimo be atlyginimo rėžių. Ir konfidencialumas, kad darbuotojai, kai dabar bijojo, kad čia darbuotojai pradės vienas su kitu dalintis, tai jie gali atskleisti savo atlygio informaciją tik tai tuo atveju, jeigu to reikalauja būtent dėl to, kad būtų užtikrintas vienodas darbo atlyginimo principo laikymasis. O taip tai konfidencialumo pareiga darbuotojui taip pat išlieka, jis čia negalės to savo atlyginimo, nežinau, ten kabinti darbe ant lentos ar kažkas tai tokio panašaus. Tai kokia yra atsakomybė už pažeidimus, tai be abejo bus administracinės baudos, jeigu nebus to atlygio sistemos arba bus pažeidimai dėl tos atlygio sistemos.
Ir be abejo, darbuotojas gali išsireikalauti jam kompensuoti jo atlyginimą, jeigu jisai gavo didesnių negu 5% skirtumo nuo savo grupės arba ten nuo kito to darbuotojo. Tai va dabar pateiksiu tą praktinį pavyzdį, kad tarkim, jeigu pas mane dirba buhalterė Lina, jinai šiemet lapkritį išeina iš darbo, mes su ją pilnai atsiskaitom, viskas yra gerai. Bet jinai sužinojusi, kad vat, yra tokia galimybė pasilyginti, praėjus 2 metams jinai užklaus ir paaiškės, kad kita buhalterė Zita, žodžiu, gavo 20% didesnį atlyginimą. Tai jinai turi teisę to atlyginimo išsireikalauti ir aš turėsiu jai sumokėti ir skirtumą, ir delspinigius. Tai žodžiu, jeigu neturėčiau, tarkim, įsivedus va to savo visos sistemos, nebūčiau pasidarius atlygio sistemos ir nebūčiau nurodžius tų rėžių ir nesuvienodinus tų atlyginimų ir tarkim, jeigu viena buhalterė gauna vienokį, kita kitokį atlyginimą, tai galiu turėti labai didelių problemų netgi ir šiandieną, nesvarbu, kad teiksime ataskaitas tik nuo sausio 1 dienos. Tai va, tai čia esminis dalykas, ką norėjau pasakyti, kad nesvarbu, kad yra atidėtas teikimas sodrai, atlygio sistema turi būti jau šiandien. Tai tiek iš manęs. Labai aiškiai ir konkrečiai, Eglė, tai gal iškart galime užduoti Eglei klausimus prieš man rodant, nes gal yra konkrečių klausimų, nes aš parodysiu praktinį šito Eglės demonstracijos pavyzdį ir labai panašiai susidėliojau, nes net nematęs Eglės prezentacijos, tai gavosi net įdomiai. Tai gal turite klausimų, drąsiai užklauskite. Klausti galima greičiausiai gal atsimutinus ir pakalbėjus, arba čiate paskui parašyti, galbūt tai būtų. Taip, Lina, klauskite. Tiesiog užkliuvo tas paskutinis komentaras, tai direktyva įsigalioja, na, tarkime, nuo tokios konkrečios datos, bet aš kaip suprantu, jeigu išeina darbuotojas, tai čia už kokį laikotarpį gali įsilygintis tą atlyginimą, nelabai supratau. Jisai galės per 2 metus kreiptis pasilyginti. O nuo kurio periodo, Eglė, būtų tas lyginimas reikalingas? Nuo birželio 7 dienos šitos mistinės? Taip, jisai gali paprašyti ir per 6 mėnesius įmonė privalo jam pateikti informaciją. Tai tarkim, jeigu dar jūs dabar neturite tos atlygio sistemos, tai jūs dar galėsite greitai spėti ją pasiruošti. Bet esmė, kad jinai turi atitikti tos kriterijus, nes tarkim vis tiek, nu čia turbūt pagrindinė esmė, kad reikia sulyginti tuos atlyginimus ir reikia jau dabar pasižiūrėti, kad jie būtų lygus, ne nuo sausio 1. Sukategorizuoti jau dabar? Taip. Ir nors ir deklaruoti reikia tik nuo sausio 1 sodrai, bet jau darbuotojas gali prašyti ir už birželį atlyginimą, kaip sakant, nes pirmą atlyginimą gaus Liepos mėnesį už birželį. Tai jo turėtų būti ir kategorija, ir atlyginimas jau pagal tą, sakykime, suvienodintas, kaip sakant. Taip, jam turi būti aišku ir jisai turėtų neviršyti 5% skirtumo. Tai dėl tų 5% aš dar turiu klausimą, pas jūs matėsi rėžis, ir ten gana nemažas rėžis, tai ten daugiau kaip 5%, tai reiškia, dar turite daugiau lygių. Nu, tai mes ten turim jo daug visokių tų lygių, bet esmė yra tame, kad jisai turi tų lygių 5% neviršyti. Lygio viduje tie patys žmonės negali skirtis atlygis daugiau kaip 5%. Taip. Tai gana nedidelis skirtumas. Dabar jau čia tų rankų daug prikilo, net nežinau kaip dabar. Tai Lina, jūs atsakėme į klausimą. Taip, ačiū. Tada Agnė Rimkevičienė, Agnė, jūs klauskite. Bus čia įdomu, bet tarkim. Kodėl įdomu? Aš turiu klausimą dėl to, kad mes įstatymo galutinio dar neturime ir poįstatyminių aktų taip pat neturime. Jie bus priimti, mano žiniomis, kažkur apie rudenį. Tai pasiruošti atlygio politikas įmonės visą laiką turėjo tokią prievolę turėti kažkokias, ar ne? Ir pavyzdžiui, mūsų klausimas yra ne vieną kartą keltas dėl atlygių skirtumų regionuose. Ir šitas atsakymas bus gautas realiai tik tai tada, kai jau bus įstatymas priimtas.
Tai tada reiškia, jeigu vis dėlto priims įstatymą, nes VDI išaiškinimas vienu metu buvo pasakytas, kad tikrai negali būti skirtumų tarp regionų už tą pačią pareigybę, po to mes gavom Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimą, kad vis dėlto gali būti, kad bus galima, tai mes įstatymo neturim, tai mus kaip ir bausti, kol įstatymo nėra. O tik tai gairės direktyva, tai yra kaip ir nekorektiška. O dėl tų 5%, tai čia yra tarp vyrų moterų. 5% vidutinio atlyginimo grupėje. Supratau, ne tarp atskirų žmonių. Ne, vyrų moterų. Ne, tai aš visų konkrečių atvejų tai tikrai nežinau, tai aš tik tai gairės tokias susakiau, o tikrai manau, kad iš čia esančių tikrai yra, kas galbūt labiau dar pat įsigilinęs yra ir su tais regionais labiau susidūręs, nes aš neturiu, kad man skirtųsi tarp regionų. Taip, tai tikriausiai Agnė padiskutavom. Ilona, jūsų klausimas. Net 2 rankas keliat. Tuoj sekundę, kaip čia įsijungti. Ar mane girdite? Girdime. Aš norėjau paklausti kolegės, kaip jinai žiūri į tas šablonus, kurie čia dabar dalinami į kairę ir dešinę. Tai, siūlomi tiesiog, nes aš labai sunkiai įsivaizduoju įsigyti šabloną, jeigu, taip mes čia, sakykime, buhalterinių paslaugų įmonės gal ir gali tarpusavį turėti kažkokį, bet bendrai paėmus. Ne, tai ten, matot, reikia kiekvieną tą šabloną, jūs galite gauti tik tai gairės to šablono, o po to tą kiekvieną šabloną reikia sėsti ir dirbti pagal įmonės specifiką, nes tikrai tų įmonių yra begalė ir jų tų specifikų yra begalė ir ta prasme, čia tikrai nusipirkus tą šabloną niekam nuo to nepagerės. Tas šablonas nieko nereiškia, čia yra tik tai popieriaus lapas ir ten, kad padaryti visą tą tvarką, tai pati suprantat, kad reikia sėdėti, gilintis į kiekvienos įmonės specifiką ir žiūrėti ir čia būtinai turi pasijungti, jeigu didesnės įmonės, tai būtinai personalo žmogus turi pasijungti ir sudėlioti tas kategorijas kartu, čia gali dalyvauti padedant susikategorizuoti, bet tikrai šablonas nieko neišgelbės. Tikrai taip, aš irgi dėl to taikymo bausmų, tai aš irgi kažkaip tai dabar esu visiškai pasimetusi, nes aš tai suprantu, kad jos įsigalioja nuo 27 sausio. O dabar aš girdžiu, kad vis dėlto jos jau galioja dabar. Taip. Tos baudos, tai dabar dėl tų sistemų nieks turbūt netikrins atėjęs pas jumis, ar jūs jas turit, bet jeigu darbuotojas paprašys ir jūs jam nepateiksit ir jisai pasiskūs, čia jau tada keliamas bus klausimas. Precedentų gal kas dar nėra, bet to teorinė, ką sako Eglė, galimybė yra, ir aš sakyčiau, darbdavys turėtų turėti tą tvarką apsirašęs, tai jeigu jau jinai bus ir nebus ideali, tai manau, kad ten baudų nebus, bet jeigu jos aplamai nėra, žmogus pasiskųs, tai tada ar ten baudom iškart kažkas grasins, abejoju, bet tvarką reikia pasirengti vienaip ar kitaip, ar Liepą bus, ar sausį. Nes iš principo pas daugelį dabar mūsų klientų, ką aš matau ten, kur nėra pastovus atlyginimas, o mokama visokiais priedais, tai tos bazinio atlygio aplamai nėra sistemos. Tiesiog žmogus gauna pagal efektyvumą darbo, sumą. Ir ta suma kas mėnesį labai stipriai fluktuoja. Tai bet kokiu atveju jums reikės persižiūrėti, kad būtų bazinis atlyginimas ir darbas priedai už efektyvumą. Čia buvo klausimas ir raštu, ir sodrai reikės deklaruoti bazinį atlygį, visą atlygį per samą ar ne, ir valandų skaičių. Tai jeigu pas žmogų priedai visokie atsiranda dėl efektyvumo gero, dar kažkokio, tai už tai reikia tuos 2 krepšelius kiekvieno įmonėje turėti. Bazinio atlygio politika ir priedų politika, ką puikiai sakė Eglė, statybininkų pavyzdį paminėjo, kur vadovas, sakykime, labai subjektyviais kriterijais arba objektyviais kažkokiais savo Excel'e kriterijais vadovaujantis skiria atlyginimus. Jis visą atlyginimą skiria, ne priedą, o visą atlyginimą. O iš tikrųjų reikėtų skirti, visi gauna bazinę atlygį ir tada priedus, jeigu vis tik tai fluktuoja tie atlyginimai. Tai mano toks būtų pastebėjimas. Margarita, jūsų klausimas. Mano patirtis, tai nepasakyčiau, kad nėra bazinių. Baziniai tai pas visus yra įdomioji dalis, kad priedo skirstimas yra, pagal vienam vadovui tik tai žinomus kriterijus. Ir čia kaip jam parekomenduoti, kaip tą jo kriterijų aprašyti, čia, manau, yra didžioji paslaptis, bent jau man kol kas. Tikrai taip. Margarita, jūsų klausimas. Taip, sveiki. O tai jeigu dabar pasitvirtinam tą tvarką
darbuotojai įgyja teisę jau dabar teirautis dėl atlyginimo, sakykime, atotrukio ir vis turėtumėm jam teikti, ar ne? Taip. Ar galėtumėm laukti sausio? Nu, šiaip tai parašyta, kad įstatymė parašyta, kad jau dabar jisai galėtų reikalauti. Nėra parašyta, kad jo reikalavimas yra atidėtas iki sausio. Aš gal tik noriu pakomentuoti, kad žinokit, šiuo metu nėra įrankio sukurto, kaip tą informaciją teisingai komunikuoti darbuotojams. Tai plus darbdavys turi 6 mėnesius informacijai pateikti. Taip, kad net jeigu dabar pareikalautų, tai nei įrankio neturim, nei informacija nėra pateikiama ir dar turim tikrai laiko tą padaryti. Tai ne, tai kaip sakiau, 6 mėnesiai jisai gali dabar paklausti, tai 6 mėnesiai ir sueis, kada čia dabar sausio pačiom pirmom dienom, bet jisai jau paprašys už šitą laikotarpį. Tai reiškia, jau dabar turėtų būti tos kategorijos ir grupės nustatytos tam, kad jūs nepakliūtumėte į spąstus, kad jeigu tas atlyginimas skiriasi arba nežinote, už ką skirtas priedas. Dar Sigitos klausimas. Labą dieną. Tai aš norėjau paklausti apie pačią tą lentelę, kur ten suformuota ar ne yra. Matau, kad visiškai nėra nurodyta pareigybių lygių. Yra tik tais grupės ir tose grupėse yra kategorijos. Bet kiek teko domėtis, tai labai visur akcentuojama pareigybių lygiai ir kad tam tikrame lygyje įeina tam tikros pareigybės, kurios turi vienodą reikšmę įmoniai. Jos gali būti ir labai skirtingos, bet tiesiog turi turėti vienodą vertę. Tai kaip jūs šitą sistemą tada kūrėt, kokiu principu, ar toje grupėje yra tik tais viena pareigybė, kaip pavyzdys ten buvo berods, buhalteris ar kažkas tokio, ar toje grupėje yra daug pareigybių ir labiau atitinka tos pareigybių lygius. Įdomu tiesiog pats principas labai. Mes ir labiau pagal tas kategorijas žiūrėjom. Gal galite, Eglė, vėl pasidalinti tą lentelę ir manęs užkliuvo ten 2 kategorijas, matau, kur tie lygiai. Pabandau pasidalinti. Remigiau įrašas bus? Be abejo. Ačiū. Palaukit, aš to atrinksiu tą skaidrę ir tada atsidarysiu, pasidalinsiu iš naujo. Šitą skaidrę, taip. Taip. Ir čia aš kaip suprantu, Eglė, yra 2 kategorijos, ar ne, bet tai nėra pareigybių lygiai. Ne. O pareigybių lygiai, tai kiekvienoje pareigybėje dar viduje yra keletas lygių, tas apskaitininkas gali būti 1, 2, 3, 4, 5. Taip, kategorijos, ne lygio, o kategorijos, jo. Matot, jūs stulpelį, kur parašyta 2, 5, vadinat kategorijom. Ir ten kriterijai dar yra. Kriterijų balų intervalai, pavyzdžiui, nuo 6 iki 10 balų, vertinimo sistemos daro 5 balai nuo 1 iki 5, žemiau taip labai maža svarba, kriterijus beveik neturi įtakos pareigų atlikimui. Pavyzdžiui, atsakomybė apskaitininko yra mažiau svarbi negu, tarkim, atsakomybė buhalterio. Nesupratot mano klausimą. Pas jūs įsivaizduokite, apskaitininkų yra 10 vienetų, 10 žmonių. Taip. Tai jie visi antros kategorijos darbuotojai, ar turi kokį pareigybinį lygį dar? Mes lygiais daugiau neskirstėm, žinokit, tik tai skirstėm pagal kategorijas. Mano akim mažokai, nes jūsų jau pats išsibarstymas yra 600 eurų tarp tų skirtingų žmonių. Tai aš tuoj rodysiu savo, kaip aš pasidėliau, irgi čia nėra, kaip sakant, šventa karvė, nes aš dėliau pagal savo supratį. Šarūnė dar turi klausimą ir galėsim jau judėti prie mano prezentacijos ir dar grįšim prie klausimų. Taip, Šarūnė? Aš ne visai klausimą, bet komentarą. Nežinau, kiek pas jūs darbuotojų, Eglė yra įmonėje, bet pati labai daug gilinaus ir vadai konsultuoja, kad negalima vertinti pagal pareigybę, reikia vertinti pagal tas darbo sąlygas ir šitoje vietoje tos grupės turi būti ne pagal pareigybę, tai yra 10 skirtingų pareigybių, 10 skirtingų lygių, bet jos turi būti apjungiamos pagal vienodos vertės darbą. Tai taip, pas mus ir yra tai pagal vienodos vertės darbą. Tai mano klausimas, ar buvo 2 skirtingos pozicijos, kurios gavo vienodus balus ir tapo vienodos vertės darbą? Taip, aš šiandien nepateikiau dabar, pavyzdžiui, visos tos mūsų darbo užmokesčio pareigybių ir vertinimo lentelės, nes jinai ten susideda, ta prasme, daugiau tenais jų yra ir jų yra vienodo lygio.
kad būtų, va, taip, va, tarkim, antra kategorija ir yra tas pats atlygis. Ir ką darėte, reikėjo koreguoti darbo užmokestį ar atitiko? Pas mus praktiškai atitiko. Nes mes jau taip nuo senai tokių vadovavomės, mes priedus tik tai po to dėliojam nuo krūvio ten priklauso. Ačiū. Gerai, tai tada bandau rodyti savo prezentaciją ir tada dar po jos galėsim padiskutuoti dar, jeigu bus norinčių, tikrai aktuali tema matau ir man pačiam įdomu iš techninės pusės. Tai pirmiausiai, ką reikia pasidaryti, kaip sakė Eglė, tai susidėlioti pareigybių lygius, kaip tvarkas, rodiklius ir tada pareigybių lygius jau turint, juos galima susivesti pas mus į sistemą. Kur dabar tai yra vedama, tai pirmiausiai prie pareigybių. Aš čia turiu įmonę demonstracinę ir joje yra įvairiausių pareigybių. Jose aprašyme susirašiau valandinį įkainį, kad man būtų lengviau tos pareigybės. Tada, kad būtų įdomiau, padariau 2 skirtingus lygių klasifikatorius. Vienas klasifikatorius, tai reiškia pareigybinis lygis, numeriukas reiškia nuo vieneto iki berods 9, tai kuo daugiau algos uždirbu vienetukas, kuo mažiau devynetukas. Tačiau kai kurias pareigybės dar viduje išskirščiau. Nežinau, ar tai yra gerai, bet tokia galimybė sistemoje yra. Kaip pavyzdys šaltkalvių pareigybę išskirščiau ne šaltkalvių, atsiprašau, pardavėjų pareigybę išskirščiau į 3 V2 ir į 2. Į V1 ir V2 vyr pardavėjus netgi, ne šiaip pardavėjus. Vyr pardavėjus turiu 2 lygių. V1 ir V2, kur V1 13-15 eurų, V2 10-13 eurų. Tai tokiu būdu, reiškia, aš galiu prie pareigybės lygį nurodyti arba sutartyje tą lygį patikslinti. Sutartyje tai su darbuotoju sudarant sutartį. Arba kaip pavyzdys, šaltkalvis programuotojus. Turiu net 3 lygius programuotojų, PR1, PR2, PR3, priklausomai nuo atlygio, jisai gauna reiškia kitą pareigybės lygį. Ir programuotojai PR, reiškia sufiksų, kitų pareigybių nebus. Kaip suprantau, iš kažkurios jau iš karto mašau iš kolegų pastebėjimo, taip neturėtų būti galima daryti, bet aš tai pasidariau. Iš principo sistema irgi tai leidžia, reiškia, konkrečiai pareigybė susidėlioti P1, P2, P3 ir deklaruoti sodrai, kad aš turiu programuotojų 3 lygius ir jie su kitom įmonių pareigybėm nelyginami. Toliau kiekvienoje toj pareigybių, reiškia, pareigybių lygiai, jų galiu turėti kelis. Tai čia sodrinis lygis, čia gali būti, galbūt jau įmonė dabar susiskiršiusi pareigybės į lygius, tai taip pat galime naudoti dar kitus pareigybių lygius. Kurį deklaruosim sodrai, bus nurodoma sistemos nustatymuose, kurį lygį atidavinėsim sodrai. Susidėliojus prie pareigybių lygių, sekantis žingsnis, jas reikia priskirti, reiškia, sutartyje nurodyti. Tai sutartis, kaip žinom, turim darbo sutartis, turim, reiškia, galiojančias darbo sutartis. Šiai dienai šitoje įmonėje darbuojasi nei daug, nei mažai 48 darbuotojai. Ir jeigu aš noriu pagal pareigybės lygį jau galiu pasigrupuoti, tai pirmo pareigybės lygio yra generalinis direktorius, antro pareigybės lygio yra pavaduotojas ir IT vadovas, trečio lygio turiu net 4 darbuotojus, tai direktorius, projektų vadovai 2 ir vienas kokis tai suaugusių psichiatras, keista, ta įmonė pas mane gavosi, šaltkalvių turiu net 3 lygių šaltkalvius, Š1, Š2 ir Š3, toliau pardavėjai, kaip matėm, vyr pardavėjai V1, buhalteris 2 lygio yra, 6 lygio pastolių montuotojai, suvirintojai 7 lygio, 8 lygio pardavėjai. Tai reiškia, labai gražiai man susidėliojo, kiekvienoje sutartį aš vesdama sutartį nurodau, koks tai yra pareigybės lygis. Šablį nepabaigsiu, aš paskui atsakysiu, nes išsiblaškysiu. Ne? Tai susivedžiau sistemoje pareigybių lygius prie pareigybių, sutartyje jį patikslinau, jeigu tai yra ne pagal, nes jeigu aš pareigybėje nurodžiau, pavyzdžiui, šaltkalvio Š3, tai priėmus naują darbuotoją į šaltkalvio pareigybę, iš karto automatiškai sistema priskirs Š3, tačiau jeigu noriu, aš galėsiu parinkti kitą pareigybės lygį, nes jeigu iš karto jau ekspertą priimu, sakykime, ten pagal balus surinko jisai daug, tai bus kitos pareigybės lygio šaltkalvis.
Taip, kas dar čia taip matyti duomenys sistemoje, tai sistemoje, kaip matėt, prie sutarčių matosi pareigybių lygiai, manau, kad iškišim ir į tabelį, ir darbo užmokesčio žiniaraštyje tuos pareigybių lygius reikės rodyti, kiek kokioj pareigybėje, kokis čia darbuotojas priklauso, dabar galvoju, dar nerealizuota, jūs jeigu jau naudositės, tai, o jeigu turėtumėt naudotis, tai teikit pastabas centralizuotai ir mes tobulinsim, kelsim į įvairius langus, tos pareigybių lygius atvaizduosim visoje sistemoje. Taip. Toliau dar yra tema, kaip priskirinėti sutartim tos pareigybių lygius, jeigu turim didelę įmonę, ir kiekvieną tą sutartėlę čiupint užtrunka ilgai, turim galimybę importuoti pareigybių lygius egzistuojančiom sutartim kaip sutarties pakeitimą. Tai irgi, jeigu dėliojate pareigybių lygius, tai nebūtinai iš karto daryti sistemoje, galite susidėlioti Excel'ėje pirmiausiai, kad būtų tabelinis numeris ir pareigybės lygis. Ir tokią informaciją, manau, bus galima atnaujinti sistemoje, nemakaluojant kiekvienas, nejudinant kiekvienos sutarties. Toliau, labai svarbu, ko nepaminėjau, pasiskirstyti, kokie priskaitimai yra jūsų bazinis atlyginimas. Tai reiškia, jeigu mes atsidarysim darbo užmokesčio žiniaraštį, bet kurio darbuotojo, va štai jisai turi net 3 priskaitimus. Tai būtina reikėtų savo viduje nusispręsti, kurie priskaitimai yra mūsų bazinis atlyginimas už darbą, o kas yra priedai. Nes gal priedas kai kuriais atvejais irgi bazinio atlygio dalis. Arba reikia kažkaip keisti. Šiuo atveju ponė Birutė, jinai gavusi valandinį atlyginimą, nes jos valandinis 7 eurai, tačiau gamino produkciją 8 000 prigamino už produkciją eurų ir dar 100 eurų gavo už rezultatus priedą. Tai šitoje vietoje reikėtų pasakyti, kad VA priskaitimas yra bazinio atlyginimo dalis ir šitą priskaitimą mes atidavinėsim sodrai kaip bazinį atlyginimą už įprastą darbą, o visi kiti priskaitimai bus priedas už to mėnesio priedas. Ir kaip aš įsivaizduoju, lyginama turėtų būti bazinio atlygio dalis tarpusavyje, o ne su priedais. Tai tokį momentą paminėjau ir dabar dar galvoju, ir padarę esam kol kas vienintelę BI analitinę ataskaitą, bet tikrai su laiku jų turi atsiras daugiau. Personale, darbo užmokesčio ataskaitoje, kur rodomos priskaitimai, atskaitimai, 5 ataskaita, ten matosi galimybė analizuoti pagal pareigybės lygius, kurio nori. Ir pirmo lygio darbuotojų matau Gediminas ir Tomas ir kiek kokį mėnesį, pavyzdžiui, pirmą ketvirtį, kokius jų atlyginimus. Tai natūralu, kad aš norėčiau atskiros ataskaitos aplamai skaidrios direktyvos, kai ruošiausi prezentacijai, man šitos ataskaitos pritrūko. Nes aš norėčiau matyti, kiek Tomas ir Gediminas tą mėnesį dirbo valandų, kiek yra uždirbo bazinio atlyginimo be priedų ir valandinį man reikia tarifą išsivesti, lyginant skirtingų darbuotojų atlygį, nes absoliutinę sumą negaliu lyginti. Tai vienu žodžiu, dar tikrai prie analitinio ataskaitų reikia padirbėti, matau, turim čia vidinę diskusiją. Ir laukiam ir iš jūsų įžvalgų, galbūt turit patarimų. Tikrai, kaip žinot, vystom sistemą kartu su klientais, ne patys susigalvoja, kaip į kurią čia pusę judėti. Tai ką dabar norėjau pasakyti, manau, pasakiau. Rėžius irgi bus galimybė susivesti pareigybių lygių rėžius į sistemą, ką pažymėjusi kolegė, ateityje planuojamas funkcionalumas. Na ir mes įsivaizduojam, kad ar skaičiuojant, ar tvirtinant darbo sutartį, sistema vartotoją perspės, kad šitas lygis šiaip tai turėtų būti kitas, nes atlygio rėžius yra didesnis. Tai yra, sistemoje atsiras kontrolė, ar skaičiavimo metu, ar po skaičiavimo, ar kažkurioje vietoje, kad mes nežinodami galbūt reikia tam darbuotojui pakelti lygį, o jau susiskaičiavo atlyginimai. Tai sakykime, iš tos praktinės pusės, nes gyvenimas, teorija sako vieną, bet gyvenime visko būna, vadovas pakelia atlyginimą nesusimastęs, neinformavęs, kad reikia pakelti pareigybės lygį, o jūs suskaičiavus, deklaruosit sodrai, ir paskui grįš bumerangu, kad tas žmogus tą mėnesį gavo daugiau negu kiti. Tai mano praktinės dalies tiek, iš tikrųjų čia nėra daug, čia kaip matot daugiau teorinio pasiruošimo ir susiskirstimo, tai dabar drąsiai galim uždavinėti klausimus ir aš tikiuosi, Eglė nepabėgo, man padės atsakyti į teorinius teisinius klausimus, nes aš esu IT-šniks.
Taip, Šarūnė, jūs dabar taip iš viršaus. Gerai, tai Klausimas. labai šiaip ačiū už pristatymą. Manau, kad tai palengvina darbą, bet mano klausimas ir mačiau komentaras buvo. Mes turime teikti ataskaitą ne pagal pareigybės, o pagal pareigybių grupės, kurias grupuosime pagal lyčiai nešališkus kriterijus ir vienodos vertės darbą. Tai ir gali sugrįžti truputėlį ir parodyti. Jūs dabar rodot pareigybės kodą, pareigybės lygį. Kur yra pareigybės grupė, pagal kurią mes teiksime ataskaitas ir toje pareigybių grupėje turi atsirasti lygiai. Pavyzdžiui, pareigybių grupė A1. Atlygio rėžis nuo 1000 iki 3000. Pirmas lygis 1000, antras lygis 2000, trečias lygis 3000. Tai vat, kur atsiranda pareigybių grupės pagal vienodos vertės darbą ir lygį. Du klasifikatoriai reikalingi, grupė ir jos lygis, taip? Na taip, mums įstatymas įpareigoja teikti ataskaitą pagal pareigybių grupės. Ne pagal Ir pareigybės, pagal pareigybių grupės. Ir lygius. Ir lygius, taip. Tai tada, jeigu jums reikia dar vienos pareigybių grupės, galim čia susikurti dar vieną pareigybę. Ir jie bus, vienas klasifikatorius bus pareigybių grupė, kitas klasifikatorius bus pareigybės lygis. Aš galvoju, ar čia tikrai mes gerai suprantam, nes, nu, tapsime, šiaip tai taip, kaip ir traktuoja įstatymas, kad pagal vienodos vertės darbą mes vertiname grupės. Ir toje grupėje yra skirtingo lygio specialistai. Du klasifikatoriai ar vienas, nes man tai yra sviestas sviestuotas. Na, pavyzdžiui, teisininkai konsultuoja, kad, pavyzdžiui, buhalteris, personalo specialistas, teisininkas, jie, tarkim, ar ne, visi gyvenina teisės aktus ir jie papultų ne skirtingos pareigybės, bet yra panašios vertės darbas pagal logiką, pagal principą ar įmonės specifiką. Ir tada jau tai yra grupė, pavyzdžiui, 1A, ir toje grupėje mes turim jaunesniuosius, mid-levelio ir senior specialistus. Tai vat, kur atsiranda šitą klasifikaciją, nes mes būtent pagal tai turėsime teikti ataskaitą sodrai. Ir kolegės, nežinau, patvirtinkit arba paneikit. Aš tai manau, kad tiesiog vadinsis, ir bus ta pareigybė, ne konkrečiai, kad buhalteris, bet bus, pavyzdžiui, buhalteris konsultantas, buhalteris ekspertas, buhalteris ten senior, nu kaip jūs pavadinsite, ne? Tai ir bus ta pareigybė, jinai turės galbūt bus suvienodinta, mes kaip ir visi būsim buhalteriai, ane? Bet jie bus išskirstyti pagal, į tos lygius ir jau automatiškai atsiskirsisai tame pavadinime. Nereikės dar skirstyti, kaip pasakyti. Bet žinokit, Eglė, ne visai teisingai. Ne visai teisingai. Aš irgi kaip suprantu, ką Šarūnė kalba, jeigu galima Šarūnė savo interpretaciją. Kaip pavyzdys, pas mumis čia tų generalinis IT vadovas, direktorius, projektų vadovas, tai yra kaip ir administracija, ir jie kažkokią ten vertę kūrė, tai juos reikėtų sugrupuoti į administraciją ir skirstyti į lygius. Kaip pavyzdys, šaltkalvis ir koks tai pastolių montuotojas, jie kaip ir prie gamybos yra, ir jie irgi jau, jie vienoj grupiai, ir jie turi savo lygius. Ar teisingai suprantu? Aš manau, kad taip, bet kadangi dar nėra įstatymo galutinio varianto, tai sunku traktuoti, bet manau, kad taip. Jo, tai nieks netrukdo turėti, kaip mes čia turim tada du klasifikatorius, kurie vienas nurodo pareigybės lygį, kitas nurodo pareigybės grupę. Viskas. Ir turėsite du nurodydami sutartyje turėsit pasirinkti du, grupuojančią tą vadinamą pareigybės grupę ir pareigybės lygį. Ir analizuosite pagal du skirtingų, nes aš iš vis buvau supratęs, kad, pavyzdžiui, antras lygis ir man neįdomu kokia grupė, bet viso įmonėje antro lygio darbuotojai gauna vienodą atlygį, tos atlygio rėžį nustačiau ir viskas. O ką jie veikia įmonė, man neįdomu. Taip. Nežinau, Šarūnė atsakėm į klausimą, bet padiskutavom. Dabar JA, tik tai yra dvi raidės, tai paklausiu. Taip, laba diena. Aš tai norėjau irgi pasakyti, kaip man atrodo, reikės grupuoti tas pareigybės, kaip aiškino, žiūrėjau irgi tam tikrus kursus, kažkokius ir mokymus, kad reikia atsiriboti nuo žmonių, nuo pavadinimo pareigų, o tiesiog paimti kiekvieną pareigybę ir įsivertinti pagal tos kriterijus visus, kiek jinai surenka balus.
kiek balų. Ir pavyzdžiui, gali būti, kad administratorė pagal svarbą įmonėje gali atsidurti vos ne su skyriaus vadovo vienoje grupėje. Ir tai reiškia, kad jų atlyginimas turėtų skirtis tik maksimum 5%, jeigu administratorius įmonėje ir skyriaus vadovas surinka vienodą balų ir atsiduria vienoje grupėje. Tai vat, man atrodo, čia ir tada jau toje grupėje, kai yra, tai toj grupėje galima kažkokias kategorijas pagal ten padaryti, pagal kiek dirba įmonėje, stažas ten ar dar kažkokias kriterijai. Ten jau gali būti kažkiek pasiskirstimų, bet mes tikrai pranešim Sodrai, jie kažkaip sugrupuos tas kažkokiu balų sistemą ir mes pranešim būtent, kad pas mus Jonas Jonaitis dirba administratorium ir jis yra tokioje grupėje. Ir tada Petras Petraitis dirba direktorium ir jis yra tokioje grupėje. Ir jie žiūrės, kokiai grupėje jie atsiduria ir lygins jų atlyginimus. Aš taip suprantu. Taip ir teisininkai taip pat konsultuoja, taip. Jo, aš irgi ką mačiau Sodroje, tai bus vienas klasifikatorius, vienas laukelis, kur rodau pareigybės lygį, kaip lygis. Tai aš tai suprantu, kad ten yra tos kategorijos. O ne du laukeliai. Ir tas lygis to pačio tekstuko kitas žmogus turi būti tam pačiam lygyje. tą patį atlygį gauti vienodą, plius minus ne 5%. O jeigu, ar jūs turėsite dar apgrupavimus, ar ne, čia yra čia darbdavio reikalas, ar jis nori grupuoti dar pareigybės ir tuos lygius atskirai, ar tiesiog yra, kaip mano kolega sakė, pas mus yra 62 darbuotojai, tai 62 lygiai. Negali tai būti. Nėra korektijo, bet... Negali tai būti taip. Aš manau, kad Sodra tikrai neleis mums turėti tiek lygių, jie nuleis mums kokius maksimum 10 lygius ir mes turėsim suktis pagal tai, pagal... Nespėliočiau, žinokit. Aš galiu truputį paklausti. Šiaip iš tiesų mes turėsime pareigybės lygį nurodyti. Čia jau šitas išaiškinimas tikrai yra. Ir pareigybės lygyje gali būti skirtingos pareigybės net ir rekomenduojama pagal atlygio dydį. Eglė ten, kur rodė lentelę, viskas yra gerai, taškai ir taip toliau. Tai jeigu žmogus turi tiek pat taškų su kitu kolega, kuris užima kitas pareigas, jie turi būti toje pačioje grupėje. Tai čia net nelygis, o Sodra teigia, kad mes turėsime pateikti duomenis pagal pareigybių grupės. Tai reiškia ne pagal pareigybę, o kurioje yra grupėje. Sugrupuoti turės pats darbdavys, tikrai ne Sodra grupuos ir čia reikia protingai pagalvoti, kaip tą sugrupavimą padaryti. Aš Remigijau turėjau kitų klausimų. Čia kažkas klausė dėl ataskaitų, aišku, jūs dar ir patys nežinot, kokios tos ataskaitos bus Sodroje. Tik tai, ką jau žinau, tai kad mes turėsime nurodyti tokius dalykus kaip valandų skaičių. Samas jau bus išsamesnis. Taip. Ten ar Samas, ar ta kita ataskaita bus kitokia. Samas galvoju, gal nekeis, bet bus papildoma ataskaita apie dirbtas valandas ir pinigėlius. Taip, ir kad turėsime nurodyti bazinį, etatinį, po to kintamąją dalį, ten tie priedai ir visa kita. Tai šito mes galime tikėtis, kad bus kažkaip automatizuota, taip? Tikrai taip, aš kaip ir minėjau, jums jau dabar jūs galite, žiūrėdami į savo darbo užmokesčio darbuotojų žiniaraštį, galvoti, kuris yra bazinis, kas yra į tą bazę įeina, kas yra priedai. Ir dar kas iš Sodros pusės mane labai išgąsdino, kad mes turėsime ne vienas SD formą, bet tikriausiai vėl bus kažkokia tarpinė kita forma, kur turėsime kas mėnesį pateikti, jeigu keitėsi etatas, pareigybė, dar kažkas. Dabar mes įdarbinam žmogų ir Sodrai netikslinam vienas SD dėl etato dydžio, nes mes etato nenurodom. Tai mes turėsime pateikti šitus duomenis. Tai bus kažkokia galimybė automatizuoti šitus duomenis išsitraukti. Be abejo, reikia suprasti, kad jeigu reikės kažkokius duomenis teikti Sodrai, tai mes privalėsim padaryti tą ataskaitą, kad jinai keliautų iš sistemos, tai čia vienareikšmiškai, kai tik paaiškės, ką reiks teikti ir padarysim, bet mano vis tiek idėja yra ta, kad galimai, kad toj ataskaitoje, kurią aš irgi mačiau kažkokiai ten seminare buvau, ar mano kolegės atsiuntė, ten yra dirbtos valandos, tą mėnesį, bazinis atlygis, pareigybės lygis
ir priedas. Nu, priedą gali net nesiūsti, nes su samu galiu palyginti to mėnesio, reiškia, bendrą sumą. Tai etato dydžio pasikeitimo nereikia, nes dirbtų valandų skaičius jos domina, nes vis tiek vienaip ar kitaip atlygį vertins valandinį. Ne etatinį darbuotojo atlyginimą lygins vieną su kitu, o valandinį atlyginimą, nes vieną mėnesį aš pusę mėnesio dirbau, pusę prasirgau, tai mano atlyginimas mažesnis. Tikrai ne. Tai už tai reikalinga bus teikti apmokamų valandų skaičių. Ten toks labai įdomus išsireiškimas apmokamų valandų skaičių. Tai ligos pašalpos pirmos 2 dienos čia apmokam ar ne, nes dėl to, jeigu visą mėnesį sirgau, ir tas, arba kas 2 dienas ten pasirgau, tai mano atlyginimas šiek tiek pakris. Tai mintis tokia, kad jums dabar reikia susidėlioti taip, kad jūs aiškiai atskirtumėt, kas yra bazinis atlyginimas ir kas yra tie priedai. Ir tada mes bet kokiu metu, kai padarysime tą ataskaitą, galėsite ir atgalinę datą pasižiūrėti duomenis, pateikti darbuotojui, jeigu jisai prašys savo atlygio, savo grupės lygio atlygio vidutinio, tiek bazinio, tiek tų priedų, tiek valandų skaičių. Mano akim bus atskira ataskaita analitikoje, kurioje galėsite tam žmogui, nuasmeninus kitus žmonės, ar ne, pateikti jo eilutę ir į visos tos grupės vidurkį pamėnesiui. Tai tikiuosi atsakiau į klausimą. Taip, ačiū. Lina dabar turi klausimą. Taip, Lina. Man Remigijų labai aktualu tenka rodyti prie pareigybių tas visas klasifikavimas. Tai ką aš dabar čia girdėjau diskusiją ir kaip ir daugumai pritariu tą visą grupavimą, būtent gali ta pati pareigybė šaltkalvis, ten buhalteris atsidurti vienoje grupėje, sakykime. Tai man čia labai įdomi šita vieta, nes aš kaip suprantu, čia, tarkime, jeigu buhalterių turime 20, tai kaip čia reikės tas pareigybės susidėlioti pagal tą grupavimą, jeigu tas buhalteris iš 20 buhalterių gali atsidurti skirtingose grupėse. Tai aš suprantu, kad turi būti pareigybių tada irgi keletas su tom skirtingom. Nebūtinai. Žiūrėkite, kažkas, žiūrėkite, aš turiu meistrus, 4. Bet jie vienas yra M1 lygio Evaldas, M2 lygio Povilas, o Jonas irgi M2, o Deividas M3. Tai prie pareigybės pas mane nurodyta yra M3. Naują darbuotoją priimant, iš karto automatiškai sutartį, nes sutartį pareigybę tiksliau pareigybės lygis, tikslinsiu sutartyje pareigybės lygį grupę, kaip mes čia pavadinsime. Ta, ką teiksiu sodrai, aš patikslinsiu darbo sutartyje. Nuo pareigybės man ateina tik tai reikšmė pagal nutylėjimą, palengvinimui. Ir jeigu pas mane 1 prie 1 sutampa, tarkim, aš turiu 3 pareigybės ir jų visą laiką lygiai tokie patys, tai nieko nereikia daryti sutarties. Tačiau su meistrais pas mane yra pareigybė 1 meistras, tačiau lygiai meistrų yra 3, M1, M2, M3. Ir taip aš pasidariau, kad tik tai meistrams šitas lygis priskiriamas. Jeigu čia tai blogai, tai tada man reikės į tos 10 lygių padėlioti šitus meistrus. Bet vis tiek prie meistro sutartyje aš turėsiu nurodyti, kiek tų balų surinko ir kokį lygį papuola. Ar aiškiai, Lina, išsireiškiau? Jo, bet dabar aš taip galvoju, kad tas administravimas, toks vėl tampa, kad tas personalo darbuotojas, jisai daugiau dirbs dar su tuo tokiu visų administravimu, nes aš suprantu dabar pagal tuos grupės ir atlyginimai bus ir visa kita. Ir čia jeigu kažkoks pokytis vyksta pas darbuotoją, vėl tada ir dar atlyginimų pokytis, vėl tada tu viską turi keistis, tas labai administravimas apsunkina, vėl tavo laiko darbo suvalgo kiek. Taip, mes irgi diskutavom su savo sektoriaus įmonėm, kad ta prasme, tai dar papildoma našta, kur reikės, kaip ir darbų saugoje, reikia supažindinti ten laiks nuo laiko periodiškai ir čia vėl kažką keisi ir vėl kažką keisi ir vėl naują darbuotoją, naują pareigybę įvedinėsi, tai visą tą politiką keisi. Tikrai taip. Iš čia sėdinčių niekas jūsų, žinokit, nepagos, mes visi toje pačioje pozicijoje. Visiems administravimo našta padidėja. Taip. Galbūt tikslas ir geras, gražus, lygios galimybės, bet gerai, toliau. Dabar galvoju, Žydrė dar norėjau paklausti.
Aš tik norėjau pasitikslinti, šiai dienai, kiek pareigybės lygių jūs esat nusimatę? Aš ar Remigijus? Sistemoje galimybė, kiek yra Pareigybių galimybė suvesti? lygių pačių galiu prisivest, kad ir, ta prasme, neribotą skaičių. Vat matot, aš kiek susivedžiu. Kitaip paklausiu, jeigu jūs turit buhalterę ir dabar matau ekrane, kad turite 3 pareigybių lygius, taip? Jeigu aš turiu 500 virėjų, kiek pareigybės lygių sistema man leis susivesti? Galiu 15 susivesti. Nelabai suprantu, kodėl virėjams reikia. Ta prasme, jūs prie darbo sutartyje tą pareigybės lygį patikslinsit. Man tai pirmas klausimas, kodėl darbo sutartyje? Toks sistemos objektas yra sutartis, kad nereikėtų darytis milijono pareigybių. Aš pareigybės sakėm, virėjas. Ir jeigu pas mane tas virėjas turi 3 lygius, tai aš sutartį ir pasakau, šitas 1 lygio virėjas, šitas 2, šitas 3. Taip, viskas gerai, kai mes turime įmonėje 30 žmonių, taip? Bet jeigu mes turim 500 virėjų, tai aš norėčiau turėti virėjus ir norėčiau turėti pareigybės lygių 15. Tai klausimas, ar sistema leis man tiek jų susivesti? Be abejo. Pareigybių lygių skaičius neribojamas. Gerai, o kodėl jūs manote, kad pareigybės lygis būtinai turi būti per darbo sutarties pakeitimą eiti? Nes tokiu būdu mes iš tikrųjų fantastiškai didinam savo administravimo. Darbo sutarties pakeitimas čia yra sistemos požiūrių, bet ne dokumentų. Dokumentą jūs galit generuoti, galit negeneruoti, o sistemos pakeitimo kodėl reikia, kadangi reikalinga. Supratau, jeigu tai yra tik tai... Įdrė pabaigsiu. Nes reikalingas lygio kitimo istorija. Jūsų darbuotojas sakys, sausio mėnesį kokiam lygiai aš buvau, o vasarį kokiam, nes jūs keisite lygį, tai negaliu ant viršaus užrašyti. Aš turiu pakeisti ir nuo kada įsigaliojo naujas lygis. Tai mūsų pokyčiai ir visa istorija yra ant darbo sutarties objekto. Už tai sutartyje reikia nurodyti, koks žmogus šiuo momentu nuo 24 sausio šitas žmogus yra M2 lygio. Jeigu jo lygis keičiasi, sakau, keisti darbo sutartį, nurodau, nuo kada įsigalioja naujas lygis. O sakykit, pakeitus lygį automatiškai įkris ir darbo užmokestis pagal tą lygį, ar visą tai bus tiek lygis, tiek darbo užmokestis rankiniu būdu? Darbo užmokestis, taip, be abejo, tai kadangi mes nežinom, kas ten per lygiai, tikrai ne, dar tokių. Kai yra įmonių, kur yra vadinami kategoriniai priedai, tai ten yra tam tikras tema, kategorijos susiję, ne priedai, kategorinis bazinis atlyginimas. Tai teoriškai ir praktiškai bazinį atlyginimą, jeigu pas jūs tai bus sudėliota, kad nuo lygio priklauso bazinis atlyginimas, padaryti galima. Tada nereikėtų sutartie nurodyti atlyginimo valandinio ar etatinio atlyginimo dydžio. Tai atsakymas, taip galima, bet šios konkrečios įmonės atveju tai tikrai ne. Taip nepadaryta. Dabar net nežinau, kas čia klausė. Jovita dar nešnekėjo. Jovita, jūsų klausimus. Tai aš irgi čia apie tuos pačius lygius, tiesiog tik tai dar, kad užtvirtinimui pasirenku. Tai dabar, jeigu pas mane įmonė yra 15 grupių darbuotojai, ar ne, ten, sakykime, nuo 0,1 iki 15, tai aš juos visus susikuriu pareigybės lygis 1 ir tenai sukuriu tuos 15 lygių. Gal galit parodyti konkrečiau, kaip tas pats grupių sukūrimas bus? Atsidarau pareigybės, dirbsiu tik tai pirmoji grupė, nes kitų grupių man nereikia, tik dėl sodros darausi, grupuojuosi į pareigybės, ar ne? Tai spaudžiant šito ir sakau, nauja pozicija, dabar kokį 9 turiu, tai 10 pareigybė, 10 lygis. Viskas, susivedžiau naują lygį. Ką tik baigėsi. Dabar 11 dar užsimaniau, 11 atsirado. Tai sistemoje tai yra tik tekstas ir sodrai mes atiduosim šitą tekstą. Toliau, vesdamas darbo sutartį, aš šitą lygį galėsiu nurodyti. Generaliniam direktoriui priimant, automatiškai ateis vienetukas į sutartį. Bet jeigu generalinis direktorius bus antras kažkoks ir mažiau gaus atlyginimo, tai aš jį, kaip sakant, 3 lygio padarysiu. Sutarties objekte. O prie pareigybės prikabinu lygį pagal nutilėjimą. Pas mus, matot, yra netgi, aišku, ne visi turi darbo laiko normą per savaitę pilnam etatui. Kai kuriuose medikai. Kai kurios pareigybės medikai turi pagal nutilėjimą tam tikrą darbo laiko normą. Ir ją mes atsinešam į sutartį. Ten irgi yra laukelis, kuris įsiveda darbo laiko normą. Taip ir šitas lygis atkeliauja į sutartį, kur aš galiu permušti tą atkeliavusi lygį.
Tik prie pareigybės jis nurodomas palengvinimui tam, kad man jeigu viskas gerai, tai taip ir palieku. Tai dabar galvoju, Šarūnė pirmesnė buvo, galvoju, klausimas. Aš čia gal tokį pasiūlymą ir jūs čia, nežinau, ar čia įmanoma apskritai pakoreguoti, bet reikėtų vadinti, pasakysiu taip, dalykus savo vardais. Jeigu mūsų sodra prašo pateikti pareigybių grupės, tai gal mes ir sistemoje galėtume matyti pareigybių grupės. Pavadinimą galim pakeisti, ne problema. Nes tai galbūt visiems klientam būtų aiškiau ir tada pačioj pareigybių grupėje turėti lygius. Tokia savotiška nelinijinė, ar ne, kad turim, sakykime, 5 grupės. Jeigu sodra, girdžiu Šarūnė, prašau, kad iškart pertraukiu, jeigu patvirtins, kad 2 klasifikatoriai, juos 2 ir padarysim. Kol kas aš mačiau vieną laukelį, tai labai nenoriu, kad klientai prisivestų duomenų ir paskui sakytų, kam aš čia vedžiausi ir dabar nieko čia nereikia. Aš jūsų mintį supratau, tai pareigybės grupę jūs galėtumėt naudoti šitą klasifikatorių, o šitą lygį nustatyti. Tai turėsite 2 grupavimo kriterijus. Remigijus dirba pareigybės grupėje A, lygis 3. O sodrai, jeigu reiks teikti 3, tai tą trejetuką, tai teiksit trejetuką, jeigu A, tai A, o jeigu abu, tai abu teiksit. Tai turėsit labai stiprų lankstumą. Manau, kad tikrai pagelbėtų iš reakcijos. Mačiau, kad turbūt aiškiau būtų visiems. Ačiū. Gerai. Taip. Milda dabar čia taip iš eilės kažkaip čia tu tie. Labą dieną. Aš dabar dar dėl tų etatų, kai mes čia buvo kalba, kad etato dydį, tai vieną kartą mes teiksim tą lentelę, kur bus nurodyta žmogaus etato dydis, laiko norma, pareigybės grupiai, dabar aš iš sodros čia skaitau, ir kuri nustatyta apmokėjimo vieną kartą, bet jeigu etatas keičia, šios duomenys reikės atnaujinti tik jiems pasikeitus. Tai jeigu darbuotojas vieną mėnesį dirba pilnu etatu, kitą mėnesį pusę, tai mes turėsim irgi teikti sodrai tuos etatų pasikeitimus. Jeigu to reikės, taip, aš tą formą irgi mačiau, bet jinai nepatvirtinta yra, tai gal dar diskutuos kolegos, kaip sakant, nes mano akim. Nes etato dydis, jeigu jis nepilno etato ir jo atlyginimas yra 500, sakykime, dirba pusę etato ir atlyginimas 500, tai skaičiuojant tuos 5% vis tiek vertins, kiek būtų pilnam etatui. Tai aš kaip ir minėjau, mano akim vertint turim valandinį atlygį. Tada nebus svarbus etatas. Tam ir reikės teikti, kiek aš mačiau, apmokamų valandų skaičių. Jeigu žmogus dirba pusę etato. Kas mėnesį apmokamų valandų skaičių. Apmokamų valandų skaičius, bazinis atlyginimas ir pareigybės lygis. 3 laukeliai. Etatą jie ten buvo įvėlę, bet manau, kad dar persigalvos, nes tas etatas tada kokio perkūno dirbtų valandų skaičius. Nes vis tiek mes turim į valandinį vers, kad palygint skirtingų darbuotojų darbų užmokestį. Bet jeigu jis išdirbo daugiau valandų negu nustatyta? Tai reiškia, jis uždirbo dėl to daugiau? Bazinio atlyginimo. O jums vis tiek valandinį vidurkį. Taip, jums valandinį, būtent. Aš manau, kad taip ir netgi su naktiniu darbu ir viršvalandiniu darbu ir darbu poilsio dieną tų išaiškinimų tikrai nemačiau, nes jeigu aš visą mėnesį dirbsiu naktim ir kitas tiek pat valandų dirbs dienom, mūsų atlygis stipriai skirsis 1,5 karto. Tai mano akim tuos nuokreipius turėtų imti kaip priedą už naktinį darbą, tai reiškia, aš turėčiau gauti atlyginimą ir pusę už naktinį. Ir naktinis eina kaip priedas, o bazinis atlyginimas yra mano dieninis atlyginimas. Aš taip įsivaizduočiau. Tai kai kurie klientai pusę moka už naktinį darbą, kai kurie 1,5 atima iš etatinio atlyginimo, iš to valandinio atlyginimo atima valandas, tas naktinės 1,5 moka. Tai irgi mano akim turės būti už naktinį už pusę, už viršvalandžius pusę, už darbo poilsį 1, o faktinė už valandas reiškia atskirai. Manau, supratot mano garbiniuotą mintį. Dar klausimą dabar Jurgita turi. Klauskit, Jurgita. Taip, iš tikrųjų, tai su tais lygiais man irgi labai klausimas kilo, nes jau pusę metų seminariuose, webinariuose dalyvauju, pirmą kartą išgirdau tokį vadinimą kaip lygiai, šiaip yra, kaip ir minėjau, kad
Taip. Ne, grupės. Tai yra pareigybės grupės. Taip, pareigybių grupės, taip, kategorijos. Nu, čia pareigybių grupė. Problema. Jo, tai šitas yra, bet man tai, žinot, kas įdomiausia, pavyzdžiui, jūs kaip ir pavyzdį teikiat ta pati pareigybė, ne, kad ir, tarkim, šaltkalvis ar ten buhalterė skirstoma į skirtingas pareigybių grupės. Tai ar taip įmanoma? Aš tai pasidariau, nežinau, čia gal diskusijai. Nes realiai, nu, tu negali vertinti žmogaus, tu turi vertinti visiškai pareigybę tik tai, bet ne žmogų ir tam kriterijus. Mes grįžtam vėl prie tos pačios diskusijos, jau diskutavom, kad tai, nu. Nu, bet šiaip tai negali būti taip. Ta pati pareigybė. Tai turėjo tokį įsivaizdavimą, jis patikė kaip pavyzdį, kaip jis įsivaizduoja, bet mes vėl grįžtam prie tos pačios diskusijos. Jau buvo tokia diskusija, kad, na, čia Remigijus taip įsivaizdavo, taip pateikė. Taip. Aš suskirčiau programuotojus į 3 grupės, PR1, PR2, PR3. Čia ne individualų žmonės. Čia yra 8 eurai į valandą, 13 ir 21 eurus į valandą. Bet aš, kad nekurt 3 pareigybių programuotojams, aš sukūriau 3 pareigybių lygius, grupės ar kategorijas. Čia komentaras ne visai apie tai, žinokit. Komentaras yra, kad programuotojas ir koks teisininkas yra vienoje kategorijoje. Ir tą patį darbo užmokestį gali gauti. Tai čia gerai ar blogai? Jūsų atveju vienai pozicijai, realiu atveju programuotojas ir teisininkas gali gauti vienodą darbo užmokestį ir gali gauti ir 8, ir 13, ir 21 eurą. Ir jie turės turėti vieną kategoriją. Negali būti programuotojas plus teisininkas. Supratau. Šitaip negalima daryti, kaip aš padariau. Supratau, kas dar čia bandys taip daryti, nes man vieni čia pasakoja ir aiškino, kad taip visai gerai. Susiklasifikuoja, bet tada kolegės pastebėjimas berods Šarūnės buvo, ar ne, tada naudoti, o gal ne Šarūnės painiojasi naudoti grupės, tai čia būtų programuotojų grupė ir lygiai per visą įmonę vienodai, nuo 1 iki 12 ir tada aš turėčiau grupavimą pareigybių, o lygiai būtų flat struktūra. Vienetukas, tai jeigu ten generalinis vienetukas ir vyr pardavėjas irgi gali būti vienetukas, buvo jie tiek pat balų surinko pasegę lentelėje, kaip sako. Taip. Tai mano akim teisingai, tai tada galbūt į tą pusę ir judėkim, kad pareigybės turi būti grupuojamos. Antra, jos turi viso įmonėje lygiai turi būti vienodai, nesvarbu nuo pareigybės grupės. Ir viskas. O galima 2 paprastus praktinius klausimus. Jūs rodėt ten darbo sutartį ir ten pas jūs yra parašyta pareigybių lygių priskirimas, bet mūsų versijose, bent jau mano, tokio nėra. Tai čia bus atnaujinimas? Kai jūs susivesite prie pareigybės lygį ir tada spausit sutartyje redaguoti, atsiras galimybė nusirodyti tą lygį. Kol lygių nesusivedę, nėra ką nurodinėti. Supratau, ačiū labai. Ir antras klausimas, ar užkrauti taip, kaip mes užkraunam atlyginimų pakeitimą ar dar kažkokius pakeitimus, tos lygius prie pareigybių, galima ataskaitę kažkokią automatiškai, kad iš Excelio kokią nors? Importuot norit pareigybių lygius į sistemą? Taip. Nu, pavyzdžiui, kad programuotojas ten pareigybių lygius 1 yra ten PR3, pareigybių lygius 2, ten 2 kažkas, aš šitą norėčiau. Prie pareigybių lygius teks patiems, visų pirma, lygius teks patiems susivesti nuo, kiek jūs jų turit, prie sutarties priskirimą galim importuoti. Sakymas būtų toks, bet lygius turit susigalvoti patys. Jų ten 100 nebus. O importuoti taip pat kaip pakeitimas? Jų. Importavimas kaip sutarties pakeitimus bus instrukcija, galvoju, čia Kristina man paruošė, palaukit. Naujiena, ir kaip juos susimportuoti, rasite čia, sukūrimas, konfiguravimas, importas. Štai yra importas, yra prašyta, kaip, reiškia, susivedu. Galiu net, atsiprašau, matau, pačius lygius galiu susimportuoti, jeigu jų daugiau kaip 10 turite, nes 10 galima susivesti, o paskui galima suimportuoti į sutartį kaip pakeitimą. Tai toks būtų atsakymas. Susivedat lygius, šita yra instrukcija, jeigu turėsit klausimų, galėsit drąsiai ir su tuo konsultantu, su kurio bendraujat dar sykį perklaus, bet pati idėja yra ta, kad gali tiek lygius susimportuoti, tiek lygius kategorijas. Reikėtų tas suvienodinti mūsų
jo, aš matau, kur bėda, nes suvienodint pavadinimus, ar ne, kad čia yra, tarkim, lygis čia grupė pareigybių ir jūs turite turėti du dalykus, lygius ir grupės. Ir prie sutarties tiek grupę, tiek lygį reikėtų nurodyti ir viskas. Ir galima bus importuoti. Aš čia dar turiu komentarą dėl lygių. Žiūrėkit, mes teiksime grupės numerį, tarkim, pirmą grupę, ne? Ir tenai patenka skirtingi darbuotojai, skirtingos pareigybės, nes pas juos yra taškų skaičius vienodas, jų vertė yra ta pati. Ar jūs tikrai norite žaisti su lygiais, nes jeigu jūs sugalvojate padaryti dar lygius ir taip pagrįsti savo šitus, jūs turėsite labai daug klausimų, nes toj grupėje jau labai skirsis atlyginimai. Tai jeigu jau jūsų darbuotojas, buhalteriai, tarkim, yra, su labai skirtingais atlyginimais, tai jau geriau jie tegul skirtingas grupės eina, nei jūs bandysite po to per savo vidaus tvarkos taisyklės ir taip toliau aiškintis Sodrai ar VDI, kodėl pas jūs toks didelis skirtumas. Esmė yra ta, kad mes teiksim grupę. Ir mes galime grupuoti. Aš galvoju, kad teiksim ir tą, jeigu jie bus du. Jeigu mes turėsime labai daug skirtingų grupių, čia vėl yra teisinis nusižengimas, nes reiškia, mes norime apeiti direktyvą. Tam ir yra kalba, kad reikia grupuoti pagal darbo vertę. Agne, žinokit, netiesa, nes jūs įsivaizduokit, jeigu yra maža įmonė, yra vienai, bet jeigu įmonė yra 1000 darbuotojų, prisikurti milijono grupių tu negali, vis tiek klasifikuosi pagal tą pačią vertę. Ir tada grupėje tu turi keletą skirtingų lygių pagal kompetencijas ir kvalifikaciją ir panašiai. Ir šitoje vietoje jūsų galbūt sistema yra kitaip sudėliota, nes visos rekomendacijos yra teikti tokiu pagrindu. Ir tu turi tiek grupės, tiek skirtingas A, B, C arba 1, 2, 3 lygius pagal nežinau, seniority, tai pasakysiu. Ir šito vietoj tai visiškai nėra apėjimas, tai yra labai aiškiai sudėliota sistema. Bet Sodrai jūs teiksite grupę. Bet grupė ir grupė, taip. Taip, ir jūs pateikėte ir grupėje turi atsirasti dar lygiai, pagal kuriuos yra skirstoma. Ir pas jūs toj grupėje ateina, dirba 2 žmonės, pas vieną 1000 atlyginimas, pas kitą 3000. Ir dar neduok dieve vienas vyras, vienas kitas. Ir tokiu atveju tada mes turime turėti labai aišku pagrindimą. O pagrindimas yra, tu esi toje pačioje grupėje, bet tavo yra 1 lygis, tavo yra 2 lygis, o tavo yra 3 lygis pagal tavo darbo patirtį, pavyzdžiui, ar ne? Ir tai nėra nusižengimas, tai yra labai adekvačiai sudėliota sistema. O grupėje šitoje vietoje mes turime bendrą vertę, ar ne? Net sakykim, teisininkas ir buhalteris yra 1 lygis. Ir tame lygyje yra jaunesnysis teisininkas, jaunesnysis buhalteris, vidutinio lygio teisininkas, vidutinio lygio buhalteris ir vyr teisininkas, vyr buhalteris ir jų atlygiai gali skirtis, jeigu yra adekvatus paaiškinimai pagal... O jūs matėt VDI rekomenduojamą eigę metodiką grupavimų? Yra ne viena metodika, yra taip pat ir Ženevos metodika. Jo, bet aš turiu omeny VDI, tai tenai apie lygius jau nėra kalbos. Ten eina, kad yra grupė ir yra grupės atlygio rėžis. Ir ten ir yra taškai. Ir jau, jeigu tai grupiai, tu pagal, tarkim, pagal darbo specifiką, išsilavinimą, ten, nežinau, kvalifikaciją, visą kitą, taip toliau surinkai 50 taškų, tai jau tenai jau lygių nebegali būti. Ta grupė turi 50 taškų ir jų atlyginimas turi būti... Taip, aš irgi taip pat supratau. Tai žinokit, jūs vertinat ne žmogų, jūs vertinat pozicijos reikalavimą. Taip, ir taip ir turi būti, žmogaus negalima vertinti. Vienareikšmiškai taip. Tai čia tiesiog skiriasi mūsų formatas, kaip mes prieiname prie direktyvos įgyvendinimo. Gal tada palikim čia tą erdvę, kad neužsiginčytumėm, žodžiu, vieni vienaip supranta, kiti kitaip supranta, kaip jau bus realiai, tai jau tada pamatysim. Bet aš tai irgi pritariu kitai kolegijai, kad nėra tų lygių. Ta prasme, ten yra grupės ir yra kategorijos. Ir pagal tą būtent grupę ir papuola į tam tikrą kategoriją. Pagal tam tikrus kriterijus. Bet lygių daugiau nežinau, neturiu tokios metodikos, turiu tik tai kito. Taip, apie lygius niekur nebuvo kalbama jokiuose seminaruose, pirmą kartą girdžiu aš irgi lygius. Apie ką, tarkim, norėjau pasakyti. Pavadinimą, žinokit, čia pavadinti bet čia, ta prasme, kalba eina, čia turbūt kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taip,
Taip, ir čia galbūt taip ne lygių reikėtų, bet mes turime pagrįsti, kodėl darbo užmokestis kategorija skiriasi. Ir tai va čia nelygiai turbūt, o tas pagrindimas ir yra, mes jo neteiksim to pagrindimo. Mes turėsim pagrįsti darbuotojai. Aš žinau, kad irgi norėčiau įsiterpti šiek tiek pakomentuoti, nes tų seminarų ir mokymų buvo visokiausių. Tai iš tikrųjų kiekvienoje pareigybėje, va tai, ką mes sakom apie lygius, tai tų žmonių yra skirtinga atsakomybė, gal skirtingos darbo sąlygos. Tai reiškia, tie žmonės, jeigu pavyzdžiui viena pareigybė ir yra kažkokie lygiai, turi patekti į skirtingus stalčiukus, į skirtingas kategorijas, nes jų yra skirtingi atlyginimai. Tai tiesiog vienoje kategorijoje mes turime katilą skirtingų pareigybių, bet pagal įvertinimą, pagal tuos kriterijus, kaip mes juos įvertinom. Tai iš tikrųjų, pagal viską mes turime labai fokusuotis, arba čia pavadinsim grupę, arba pavadinsim kategoriją, bet čia nelygis yra. Gerai, turi būti kategorijos ir kas dar? Kriterijai. Nes pavyzdžiui, jeigu yra, sakykime, yra koks šaltkalvis, jeigu mes norime jau mokame skirtingą atlyginimą, žmonės turi skirtingą atsakomybę. Tai ir darykim, jaunesnysis šaltkalvis ir vyresnysis šaltkalvis. Ir jie pateks į skirtingus stalčiukus, bet mes ir vertinam pareigybės. Gerai, pirmos kategorijos. Pažiūrėkite, pirmos kategorijos šaltkalvis, antros, trečios, skirtingos pareigybės, skirtingi atlyginimai, skirtingose stalčiukuose. Bet kategorija viena? Ne, tai kategorijos bus nustatytos įmonėje, pavyzdžiui, nuo 1 iki 5 kategorijos. Ir tarkim, pas mane bus buhalterė, kuri turi ten 1 kategoriją, jinai su maža kompetencija yra, ir turi 5 kategoriją, gal dirba 5 programom, konsultuoja, ten visą kitą, tai nuo to priklausys ta kategorija. Bet ir skirtingose vietose jinai Aš bus. tai manau, kolegės, kad Remigijus nori, kad jūs jį suorientuotumėt, ką jam reikia sistemoje pateikti, ko mums reikės. Kokius nori klasifikatorius, suprantat, nes jūs čia dabar vertinimo kriterijai, man neįdomus vertinimo kriterijai, man įdomu, ką mes deklaruosime sodroje. Mes deklaruosime grupės numerį, raidę, ar kaip kas sugalvos, taip mes ir deklaruosim. Bus tik vienas nurodymas. Kas jisai pareigybių grupė. Tai jeigu pas mane deklaruosim pareigybių grupę, norit pasakyti. Taip, tai bus vienas žymuo ir viskas. Ir į tenai gali patekti aukščiausio lygio vyr buhalteris, jaunesnysis teisininkas ir dar kažkas. Ir jų visų atlyginimai turi būti tam pačiam rėžį. Viskas, tai tada... Darbo kodekso 140 straipsnė yra nurodyta, pagal kokius kriterijus tos grupės turi būti sudarytos. Tai sodrai greičiausiai tik tai tą vieną skaičių ir turėsim pateikti. Remigijų grupę reikia tik tai. Pareigybės grupė vadinsim šitą dalyką. Taip, tvirtinam, pareigybės grupė. Gerai, pervardinsim. Visur bus pareigybės grupė. Ačiū. Ir jūs tą ir deklaruosit sodrai pareigybės grupę. Tai tas nuo 1 iki 10, iki 12, kiek tų grupių susigalvosit, tiek jų ir bus. Ir joje, tos grupės viduj, svarbiausia, kad atlygis neišsibarstytų per 5% vidurkiai vyrų moterų. Taip? Ir kiekviena pareigybės grupė turi turėti atlygio rėžį nuo iki. Nebūtinai 5%, gali būti ir didesnis rėžis. Pats rėžis taip, bet ką sakė Eglė, aš supratau šitaip. Su vidurkinam 5% tarp vyrų moterų vidutinio darbo užmokesčio. Viskas. Vidurkį paima vyrų, paima moterų, valandinį vidurkį ir jeigu skiriasi per 5%, atvažiuoja pas specialistai. Skriaudžiat moteris, o gal vyrus, kas čia žino. Gerai, dar klausimą. Remigijau, esminis klausimas, tai suprantam, neskubėti daryti kažką tai, nes jau čia mes savo įmonėse paskubėjom konferijų lygių susivedėm ir šeimas, tai dabar suprantu, kad čia iš viso paskubėta. Tai tada, žodžiu, kada galim sakyti, kad jau tvirtinam kažkokį tai terminą, nuo kada jau galim ten pamatyti pavadinimą grupės ar kaip ten? Tai sodra padarysiu čia. Matot, pavadinime nesmė, pavadinimą mes pakeisim. Kai sodra padarys, ką teikti,
bet aš vis tiek, kaip mano akim, tai nieks šiandien, kaip laukelį pavadinti sodrą neįdomu, nes supraskite, iš sodros pusės jiem neįdomu, kokias jūs pareigas turit, kokius ten vertinimo kriterijus, jie jums paprastai. Žmogus, valandos, pinigai, jos lygis, gerai, grupė, pareigybės grupė, viskas. Jie toje įmonėje paims tos pareigybės grupę, paims vidurkį, pamėnesiui pažiūrės, jeigu žmogus papuolė kitą mėnesį į kitą pareigybės grupę, tai jis papuls į kitą ir sulygins, pateiks jums ataskaitą ir sakys, blogai, nes kontroliuojant institucija yra sodra ir sodra ims tik tuos duomenis, kuriuos gali palyginti. Tarp įmonių jokio lyginimo nebus, nes tie jūsų susigalvoti pareigybės grupės, jūsų įmonė ir kitoje įmonėje bus skirtingi. Kas bus, jeigu jūs pergalvosit ir pakeisit pareigybės grupės, kad vieną mėnesį Remigijus dirbo 3 grupėje, kitą mėnesį 6, nes aš taip man susišvietė, kad reikia dar, negerai, ne 6, o kokį nors dar raidelę pridėjau, tai nežinau, ką jie darys, jeigu jūs makaluosit, kaitaliosit savo pareigybės grupės. Jis tada neis palyginti istorinių duomenų, praeities. Va. Remigijau, dabar reziumuojant, tai aš suprantu, kad pavyzdžiui mes galim jau šiai dienai, ką matau, pareigybės lygis 1, susivesti ten jau savo sukurtas tas turimas grupės. Taip. Ir tada aš galiu jau kažkokį palyginimą analitinį darytis BI-ui ir žiūrėtis pagal lytį ir pagal pareigybės. Tai padarysim ataskaitą, BI-ui matysis istoriškai, jeigu jūs prisiskirsit, nuo tos datos matysis, kaip atrodo tų žmonių, reiškiasi, vidurkis tos pareigybės grupės, vidurkis mėnesio, vyrų, moterų ir skirtumus. Tai bet Remigijau, tada, kada galima jau daryti tą analitinį? Ataskaita analitinė bus Liepos 3 savaitę, kai mes dabar su kolegijom sėsim, bet pareigybės lygius jūs galite dabar, pareigybės grupės galite pas save susivest, susidėliot. Taip, pasidarom tokius namų darbus, iš suprantu, iki tos ataskaitos paruošimo. Ir labai svarbu, atlyginimo bazė, kas bus susigalvot, priskaitimus reikės susidėti į grupę, kas yra jūsų bazė. Žodžiau pas Birutę, čia prikrito visokių pinigų. Tai kas yra bazė, kas yra apmokamos valandos, dar čia to be discussed, kaip sakant. Atostogos ar apmokamos valandos, manau, kad taip, mamadieniai taip, darbas taip, bet naktinis darbas, viršvalandinis darbas, dar čia reiks ir mums vidui padiskutuoti. Budėjimai dar visokie yra, kurie iškreipia. Aišku, čia jau turėtų būti ne tai, kad ne tas nebazinis atlyginimas, o ekstra, nes jisai 20% atlygio. Tai viens budėjo, kad jis ne valandų daug, pas kitą mažai ir vėl bus nukreipimus. O programiškai, sakykime, valandinis atlyginimas ir kokybės priedas. Mes jį visada mokam, bet tiesiog jį galima kaip nors apjungti, kad jisai ir būtų mūsų bazė, kurią mes pateiksim sodrai. Į priskaitimo grupę, bus priskaitimo grupė bazė sodrai. Ir jūs susidėsite, kas yra bazė sodrai, kokie priskaitimų kodukai pas jūs yra bazė sodrai. Ir sistema labai paims, nes pas kiekvieną klientą labai skirtingai visko pridėlioti. Tai bus, nes pas mus priskaitimai visi turi savo koduką, padarysime grupę, priskaitimų grupė bazė sodrai ir analitikoje ta pati bazė bus naudojama. Nes jūs pajamų natūrą tam žmogui davė, dar kokio velnio priskaičiavot į žiniaraštį, ar ne, tai tikrai tų sumų sodrai, juos per samą teikiam, bet į tą ataskaitą naują apmokamos valandos ir bazinis atlyginimas turi atkeliauti bazinio atlyginimo skaičius, kurį padalinus aš ten tą vidurkį gaunu už pagrindinį žmogaus darbą. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Ačiū. Taip. Daugiau klausimų negu rodymo, bet matau, ta diskusija reikalinga, nes ir mūsų konsultantai šnekasi su klientais, aš pats gaunu daug informacijos, tai man atrodytų, dar aišku, pamačius, ką prašys sodra, bus dar aiškiau, bet iš principo manau, kad bet kokiam darbdaviui reikia susimastyti, kas yra jo bazė. Bazinis atlyginimas, įsivesti, kaip Eglė minėjo, puikiai kriterijus vertinimo darbuotojo, kad jis jam pačiam būtų aišku, kodėl jis šitai pareigybės grupė yra, o ne kitoj. Ir ką daryti, kad papulčiau į kitą grupę, kaip sakant, natūralu tas atlyginimas pakils ne dėl to, kad pasiėmiau paskolą arba
vedžiau, noriu didesnio atlygio, bet turėsi parodyti, kuris čia tas, nebent bus įmonė vienas iš vertinimo kriterijų vedęs, nevedęs ir gauni balų, jeigu vedęs, kaip pavyzdys. Tai va, tai gal dar yra klausimų? Aš dar noriu paklausti, jūs buvote ten paskelbę apie ataskaitą konfigūruojamą darbo užmokesčio žiniaraštis. Gal galite irgi pademonstruoti, kaip ta konfigūracija vyksta ir ką ten konfigūruoti gali, nes aš kiek bandžiau, tai man ten nieks nesigavo. Čia konkretus, žinokit, klausimas, nesu pasiruošęs, tai brūkštelkit laiškelį, aš nukreipsiu į instrukciją ir atsakysiu. Gerai, supratau. Žinau tą ataskaitą, bet dabar nepulsiu konfigūruoti. Dar gal yra klausimų. Ačiū, Jovita. Tai jeigu klausimų nėra, tai labai ačiū visiems Eglei už dalyvavimą ir visiems dalyvavusiems taip pat. Video paviešinsim. Na ir tikėkime, kad dar rudeniop, kai paaiškės, ką reiks teikti, padarysime pakeitimus reikalingus sodrai ir jeigu reikės, jeigu matysim seminaro poreikį, galėsim susiorganizuoti dar pasišnekėjimą. Ačiū visiems, gražaus vakaro jau, tikiuosi rytoj bus šilčiau. Viso visiems. Ačiū viso. Ačiū. Ačiū.